Kokia dukra? Nori įrodymų? Taip. Von, galiu biškį tau nukirt plaukų arba nagą? Naga. Nu, DNR tyrimui. O tai, kad aš čia stoviu ir sakau, kad aš tavo dukra, tai tau nepakankamas įrodymas? Gal nelabai. Greičiausiai ne. O, tu pas kaimyną, pas Povilą. Jis jau su trečia žmona gyvena, o aš ne... Tu Valius Ovčinikovas. Jis turėjo bjaurų įprotį. Vieną ginklą slėpdavo po pagalvę, o kitą laikydavo pritvirtinęs virtuvėj po stalu. Jei. Pasakok. Tavo kambarys? Tai aš laikinai nenoriu sudaryti problemų. Ką sportuoji? Tai ką, nesimato? Iš ko gyveni? Maklės visokios. Po biškį, nieko rimto. Gabrį žinai? Šramą suvedė. O iš kur šramą žinai? Kas jo nežino? Ai. Kas prie maklės? Met? Iš kur ta meta? Kieno pirmos rankos, žinai? Kiek supratau, bombinta nuo kažko. Nu kaip, normaliai? Tu žinai, kad jis iš Gabrio metą perka? Žinau, o ką? Va, tavo DNR įrodymai. Jeigu ne šitas mamos dienoraštis, dar ilgai nebūčiau tavęs radus. Nes tokių kaip tu dar reikia gerai paieškot. Negali būti. Taip nebūna. Nebūna. Kas tu per žmogus? Ten buvo Artūro prekė, kai tik pardavė ir dingo. O būsikas rastas sudegintas. Įdomu, kieno čia darbas. Išsiaiškinsiu. Ko nevalgai? Nesinori, man dar tas apnuodėjimas veikia.
Kur Danis? Laukia, saugo. Ir šitos vietos niekas nežino. Čia dėdės namas. Dėdė ir prižiūriu. Iš kur gauti automatą? Paklausinėkit gerai. Здорово. Čia tu. Здороvo. Да kas yra? Buvo Hardas. Buvo. Paaiškinau viską, gali būti ramus, tu jam nerūpi. O, matai, aš niekam nerūpiu, Benka. Ką? Nieko. Kas tau yra? Apsinešęs kažkoks žolės rūkiai? Ne, turiu sunkius razborus. Kokius razvorus? Ten. Palauk, tu ne vienas? Прикинь. Короче, все, давай. Tai gal pristatysi mane? Ar gėda? Čia vienas mano draugas, o čia Mano dukra. Nora. Labas. Tu nesakei, kad turi dukrą? Nesakė, nes galvoja, kad mane nužudė. Офигеть, Šramai, kokia dukra, ką tu? Rimtai tu čia, ką? Benka, aš prisiekiu, aš nieko nežinojau apie ją. Aš... Taip negalima daryti, aš padariau, bet jį gyva, Benka. Nusiramink, viskas. Benka, Nusiramink. Benka, šuruotas, Benka, nu, tu šuruotas, mane nusiramink. neatleis, man вообще niekada. Šramai, nusiramink. Da nusiramink, tu, Šramai. Nu jo, nelaiku aš čia. Benka, tu klausyk, gal tu su ją pabazarink. Aš? Pri čem čia? Pričiau, pasakosi apie mane, nu, kad aš va, tave iš zonos ištraukiau ir kad šiaip aš geras žmogus, jinai manim netikė. Bet čia tavo reikalai, Šramai. Aš va taip tau niekados neatsakydavau, Benka. Nu baig, Šramai. Teka, nevadink manęs taip, dar išgirs. Įsiaiškinsit be manęs. Aš tai savo bazarais apie zoną dar viską sugadinsiu. Jo. Teisingai. Jie gali nepatikti, žinai, tie visi sėdėjo, kaip aš, kaip tu. Šiaip, tos mastiukos, panetkės, kokie mes urodai, Benka. Baig. Susirado tave, vadinasi, pasiryžus atleisti. Sakai. Taip. Iš kur jinai atsirado iš vis? Iš motinos pilvo, Benka, nu ir klausimai pas tave. Gerai, viso, klausyk. Hardui labai svarbu, iš kur ta meta atsirado. Sužinojai? Nieko gero. Kodėl? Tu jo žinai. Kas tokie? Athodai iš Krafto brigados. Vagneris? Aš tau nesakiau, pats atspėjai. Klausyk, Benka, davai, Kraftas dar biškį pasėdė. Ne. Ne, reikia traukti. Traukti ir kuo greičiau. Nu tada nesakyk Hardui. Nežinok, šiais Kraftas bus zavarucha. Dėkui tau. Geras tu žmogus, Šramai. O jinai sako, kad blogas. Benka, gal pasakytum jai kažką? Ne, Nu ką aš jai pasakysiu, Šramai? teisingai. Da išsiaiškins. Dukra tėvų visą laiką atleis. Viskas bus gerai. Lėkiu aš gerai. Reikalai pas mane. Laikykis.
To žmogaus nepažįsti, o išeini ir įsiterpi į mūsų pokalbį ir sakai, kad aš tave žudžiau, tu va visą gyvas sėdi. O kaip buvo? Mamai sakei, kas ta gyvybė, paderinam. Aš supratau. Tu ir tada supratai. Nebegrūdink manęs! Aš kaltas. Žiauriai kaltas. Ir kas dabar? Kas? Atėjai! Pamatėjai, pasakėjai ir išėjai. Nori papasakosiu apie save. Pas tave atėjo. Kas? Guoda. Nu tai pakviesk. Galiu? Užeik. Tu girdėjai? Apie Richardą? Kaip man jį rast? Padėk man, labai prašau. Tu žinai, kur jis? Gali gal Larkino paklausti. Negaliu. Jis su Dovu susipykęs, man nieko nesakys. O kas yra? Richardui kažkas gresia? Aš tiesiog noriu, kad jis žinotų, kaip viskas buvo iš tikrųjų. Tai tu man ne viską pasaky? Kas čia per medalionas? Nu jo, viskas ir prasidėjo. Adomas mane susirado dar, kai aš ligoninėje gulėjau ir pasakė, kad atsikratys Hardu. Aš labai noriu, kad Richardas žinotų tiesą. Tu gali man padėti? Galiu. Tikrai? Pasakok toliau. Tęsk. Kur aš baigiau? Londonas. Gražus rytas ir sprendžiant iš to, kad gražus, įvyko kažko bjauraus. Aš nemėgstu gražių rytų irgi mėgstu pamiegoti iki vidudienio. Atsibudau ir jo nebėra. O koks jo vardas? Koks skirtumas? Teisingai. Žodžiu, ant šaldytuvo raštelis, išėjau, nebeieškok manęs. Ot. Ką negalėjo. Žodžiu, ane, pasakyk, kad nors graudaus, bet gražaus, nešvelnaus, į akis į akis. Skambinau, telefonas išjungtas. O čia jau meilė, taip buvo. Hakiai praleidžiau. Paskui pasižiūrėjau piniginę tuščia, kreditinių kortelių nėra, banko sąskaita ištuštinta. Likai be pinigų. Aš viską pardaviau, kad čia atvažiuot. Čia tau. Nereikia. Man pareiga, kaip sakyt, dabar tavimi rūpintis. Teisingai. Tu manim netiki. Tikiu? Ką tu? Čia būtų prieš Dievą nuodėmė. Tu mane susirandi ir meluoji, arba aš tau.
Melagis turi mirti. Niekada nemeluosiu. Prisiekiu. Adomas mus visą laiką sekė. Ir tą rytą, žinai tą jausmą, kai nieko nematai, bet jauti, kad namuose kažkas yra. Kažkas svetimas. Atsibudai? Ko tau reikia? Žiūrėjau tave miegančią. Atrodė laiminga. Adomai, mes nebegalim būti kartu. Kodėl? Dėl Hardo? Aš tau sakiau, kad mes jo atsikratysim. Aš atėjau tau padėti. Nedaryk to. Adomai, prašau, nedaryk to. Aš tavęs kitaip nesusigražinsiu. Nereikia. Tu mano žmona ar ne? Ką? Tu mano žmona ar ne? Tavo. Pakartok. Aš tavo žmona. Tai ką tu čia veiki? Tu mane ir jie apgaudinėji. Aš myliu jį. Priesakį pamiršai? Ką? Ne. Sakai, ką man daryti, kad paliktum jį ramybėj. Turėt su manim. Gerai? Ir paim pinigus, kuriuos tu vakar atvežė. Ne, aš nedarysiu šito. Darysi. Ir tu paėmė pinigus? Taip. O tai tu negalėjai Richardą kažkaip pažadinti, sudaužyti kažką, surėkti galų gale? Ne. Aš bijau, taigi Adomas būtų nušovęs jį. Nu, aš vis tiek tavęs nesuprantu. Gerai, Richardas sužinos ir ką? Manai, kažkas pasikeis? Nežinau. Tu gyveni su Adomu, o galvoji apie Richardą. Aš tiesiog noriu, kad Richardas žinotų tiesą. Manai, pasigailės ir atleis? Jeigu pamatys jį, tiesiog papasakok jam viską gerai. Gerai. Ir nepyk ant manęs. Eisiu, jau taksi laukia. Palydėsiu. Tai Richardas gyvas, ar tu kažką netaip supratai? Mama, taigi pasakė, kad gyvas. Tai gal jau policijoje, jie sakai, kad ieško. Tu, paskambink, bent kažką sužinosim. Mama, taigi jis nėra toks glušas, kad mums neskambintų. Matyt, dabar dar negali, nu. Kas draustų? Taigi galėjai kokį žinutę parašyti, ar ką nors iš savo draugų mums atsiųsti. Jonai! Nepažįstamas numeris. Atsiliepk. Alio? Labas, tėvai. Nesijaudinkit. Su manim viskas gerai. Smagu tave girdėti. Smagu. Čia mes visi, žinok, pražilom. Duok man. Kaip tavo sveikata? Trauma buvo? Jam trauma buvo, ligoninėje gulėjo. Duok man pakalbėti. Paklausk, kada atvažiuos. Gerai, duodu mamą. Richardai. Dabar jau viskas gerai, mam. Aš pas draugus atsigaunu. Taip, nepyk, aš suprantu. Rytoj atvažiuosiu pas jūs. Apkabinu visus, bučiuoju. Sako, apkabinu visus, bučiuoju. Atvažiuos? Rytoj. O apie Artūrą nė žodžio nepasakė. Atsirado, neatsirado. Su manimi irgi nesikalba. Aš nesuprantu, ko jisai bijo. Atvažiuos papasakos, nu.
Duok man jo telefono numerį, aš įsivesiu. Jie matyt smegenų trauma buvo, kad jis su manim nesikalba. Svarbiausia, kad paskambino. Gausi, kad gyvas ir sveikas. Taip. Gerai, susitiksim rytoj. Važiuoju namo aš. Ateitėt. Ateu. Ryt reikės pas tėvus nuvažiuoti. Kalbėjau, pergyvenu. Tai palauk, kol mes grįšim. Kur jūs verat? Markiai padėsiu. Tas mums padeda, tai ir aš jam. Ką darysit? Pypkės. Šiandien Baltarusijoje iškrauna, mums tik reikės per sieną persimest. Ką tipo per tvoras? Taigi kameros visur. Kipsit. Markiai iš to gyvena, žino, ką daro. Paliksiu vieną žmogų viduje, vieną laukia. Klausyk, o tu pasitikė Markė? Taip. Jisgi su Gabriu dirba. Nepriduos, bet to žinau, ko jis nori. Ko? Dirbti su tavim. Nes vien mėtydamas dėžės per sieną tik benzu gali užsidirbti. Čia negreit. Sandėlių nebeturim. Dovis duobę kasą. Viskas tik blogyn kažkaip. Laikina.